Nu tai nerealiai. Palauk, tuoj. Nenoriu. Laikas keltis. Va, atsikeliau. Žinokit, kiekvienas rytas prasideda būtent taip, su puodeliu kavos. Ir žinokite, mėgstu pagulėti lovoje, išsimigoti, o tada imtis darbo, nes va taip iš ryto, pastoviai, kiekvieną dieną sunku atsikelti. Nežiūrint į tai, kad aš vaizdo įrašuose pastoviai energingas, ten kažką tai kalbu, labai daug šypsinu, labai daug energijos, bet iš pačio ryto, kol įsivažiuoju, man kažkur tai reikia 1,5 valandos. Kol pasidaryti kavos, suvalgyti sumuštinį ir nukeliauti į dušą, o taip pat išvalyti dantis. Toksai apdailininko rytas. Jūs tik tai pasižiūrėkite, kiek mums palengvina visą darbą ir malonumą nuo visų tų buitinių dalykų, buitinės technikos. Robotas siurblys mums ne tik tai tvarko, bet ir atveža mūsų daiktą. Tai negalvokite, kad aš keliuosi ten 5 ar 6 valandą ryto, mėgstu atvažiuoti į darbą ne anksčiau negu 10 valandą. Tai kiekvieną rytą, aišku, aš keliauju daryti sumuštinį, jeigu žmona pirmą atsikelia, tai jinai padaro. Jeigu tai aš viską darau. Kiekvieną rytą mes negeriam kavos, tik tai arbatą. Važiuodami į darbą pasiimsime kavos, nes dažniausiai taip ir darom. Tai žodžiu, iš ryto geriam arbatą su sumuštiniu, o keliaudami į darbą kur nors nupirksime kavos. Dažniausiai mėgstu užvažiuoti į McDonald'ą Ukmergės plente. Anksčiau gėrėm kavą Circle K, bet kažkaip vėliau buvo problemų su tavo kava ir mes pradėjome pirkti tik McDonald'se. Bet dabar lyg tai porą kartų dar ragavom ir viskas gerai. Aš dar miegu. Kas sugalvoja keltis ten 6-7, nes kai kam darbas prasideda 7 valandos ryto. Ir čia iš viso, aš tai nesugebėčiau dirbti tokį darbą ir taip važiuoti labai anksti. Puikus rytas, geriam kavą, laimingi. Atrodo, kad prasibudau, taip atrodo. Važiuojam į Ermitažą. Reikia dabar nupirkti, dabar reikia nupirkti betonkontakto. Ir važiuosim į objektą, pasižiūrėsim, kaip ten kas. Tik pasižiūrėkit, tuščios lentynos, nėra ko man reikia. Tai važiuosim į kitą parduotuvę, nes aš norėčiau būtent vokišką betonkontaktą. Kas rūkote, kaip čia taip blemba
iš viso man tai nepatinka, niekada vieną kartą mečiau rūkyti ir viskas, daugiau nesinori. Nes šalia dabar sėdėjo vyrukas mašina ir rūkė. Pačioj mašina iš viso, kaip čia galima taip? Fū, ne. Važiuojam dabar į Senukus, nes čia Ermitaže nifiga nėra. Kažkaip tai pusiau tuščios lentynos. Ir tikrai taip, iš karto sumokėjus kasų, nereikia bėgti prie to kompo, vis tiek jūs negalėsite iš karto išrašyti į sąskaitą faktūrą, reikia, kad praeitų kažkiek tai laiko. Aišku, kas perka ten kiekvieną dieną, tai jūs apie šitą dalyką žinote, tokia informacija skirta tiem žmonėm, kurie pirmą kartą nuvažiuos į Senukus ir būtent jiems prireiks pirmą kartą išrašyti sąskaitą faktūrą. Tai neišeina. Daleiskim, anksčiau buvo Ermitaže, viskas labai greitai, jūs iš karto, aš dabar net neatsimenu, kur čia buvom, ar Senukose vis dėlto, ar Ermitaže. Man atrodo, Ermitaže jūs iš karto gaunate čekį ir galite išrašyti sąskaitą faktūrą. Viskas vykdavo labai greitai. O dabar ir Ermitaže tą pačią problemą. Jūs sumokate ir dar reikia palaukti kažkiek tai laiko, kol visą tą sistemą, visa sistema pasipildys informaciją, o tada ir galima ramiai, laisvai išrašyti sąskaitą faktūrą. Vat kažkaip susidaro tokia nuomonė, kad mes neeiname į priekį, o paprasčiausiai padarėme žingsnį atgal su visa šitą sistemą. Taip, tada nupirkom štai tokį betono kontaktą, nes ten tik tai virtuvės porą sienų, nedaug, tai pirkti vėl knaufinį, kažkaip tai be ryšių, nes reikėtų pirkti 22 kg, o čia kainuoja 60 eurų. O šis kibiras kainuoja apie 20 ten su kažkiek, tai grįšime į mašiną, pasakysiu dėl kainų. Ir tada 8 kampai. Šitie kampai eis ant langokraščių, o taip pat ir va čia. Durų anga, šita bus be durų, pasidarysim viską lygiai ir tvarkingai. Su šitų kampukų pagalba. Tai va, užbaigimas šios vietos ir tada šitą sieną ir skaitykim šitą sieną. Čia visai nedaug. Laukia darbai su radiatoriais, reikia radiatorius nuimti, tada sumontuoti ventilius. Tokius darbus pasidarysime kartu su santechnika. Kol kas tai laukiam, kol sumontos pakeista, prasme, tą vamzdį, tą stovą, nes jisai ten tragiškas. Štai va taip atrodo, labai baisus. Labai lėtai dirba šitą seniūniją, ar kas čia prižiūri tą namą, neatsimenu kokią kampaniją, nenoriu nieko sakyti, bet labai ilgai jau praėjo beveik visas mėnuo, kai jau buvo sutarta, kad keičiama, kad mes padavėm taip, sakykime, prašymą, kad norim pakeisti pilnai visą stovą. Tai visas mėnuo. Ir kol kas tai net nežinom, ar pakeis šią savaitę tikriausiai ne, gal nors kitą. Dėl langų praėjo kažkur tai gal porą, gal 3 savaitės, jau labai tikiu, kad gausim langus labai greitai. Dėl pačių medžiagų mes visada stengiamės naudoti tik tai kokybiškas medžiagas, būtent ir šie profiliai knaufiniai, o jeigu ant lubų, paprasčiausiai štai tokie profiliai perimetriniai. Paprasčiausio gamintojo, ta prasme, iš pigiausių, bet šitus profilius mes naudojame tik knauf. Nežinau, čia parodysiu gal durui. Štai čia matosi, kad čia užrašyta net yra užrašymas knauf. O galima pamatyti, ant kiek šitą seną statybą viskas nelygiai. Jeigu čia profilis kažkur tai comas, tai ten visi 5 comai. Daleiskim, net pačiam kampe matosi. Tai viskas bus lygiai ir idealiai. Darbas vyksta su nivelyrų pagalba, nes toksai atliktas darbas tikrai bus labai kokybiškas ir turėsime viską idealiai ir lygiai, taip pasakykime. Štai taip. Taip vyksta tas darbas. Aš norėčiau, aišku, nemėgstu, kai darbas kažkoks taip padarytas ir mestas, kaip ir su betono kontaktu. Bet paprasčiausiai čia mano kaltė, nes nebuvo tiksliai apskaičiuota, kiek prireiks betono kontaktų. Aš paprasčiausiai atsivežiau kibirą ir viskas.
Tai vat nieko baisaus, iš kitos pusės dabar galima bus užbaigti šios darbus ir pamiršti. O tada visi vat gipsokartono darbai. Pertvara, vat būtent už mano nugaros 75, jos storės metalo, irgi panaudota viskas Knauf ir gipsokartonas žalias Knauf. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo šita dėžė ir prikabinsiu gal projektą, nuotraukas. Nes yra pakeitimų, nors ir šitą pertvarą turėjo būti 50, bet paskui kilo problemų ten su tais vamzdžiais, kaip geriau išvedžioti, nes mes nenorim ten 32, norėčiau, kad būtų normaliai, kad vamzdžiai būtų normalūs ir kad su laiku neturėti problemų. Tai vat, ir dėl to buvo toks sprendimas, kad vis dėlto naudosim profilį 75. Vat jeigu nesupratot, tai tada rašykite komentaruose, pabandysiu dar paaiškinti. Savo objektuose aš labai nemėgstu, kai viskas mėtosi, ne, jeigu, čia kaip pavyzdys dėl šitų profilių. Dėl šių profilių, vat ir gipsokartonas, aišku, nuo to niekur nepabėgsi, bet galima jos paguldyti vienoje vietoje gražiai viską sandėliuoti. Nes va, toksai jau bardakas, chaosas man nelabai patinka. Stengiausi visada palaikyti švarą. Šitą va tą eisi pertvarą, čia irgi 5. Vamzdžiai, tai va taip atrodo viskas baisiai, laukiu, nesilaukiu, labai tempia už nugaros, ne va taip už mano marškinius, kad stok, palauk, mes tau neduosim, nekeisim to vamzdžio, o labai norėčiau, tikrai, vat, iš karto, kai bus pakeista, mes pasidarysime visą santechniką, sumontuosim klozeto rėmą ir betonuosime grindis. Iš karto bus švariau, bus tvarkingiau ir iš viso turėsime visai kitokį vaizdą. Dabar pasižiūrėkim, kaip ta kabina atrodo, ne, vat, kai jau išardyta ir kažkiek tai tų sienų jau sumontuota. Taip, apie gipsokartoną labai trumpai, kodėl guldant, mes turim porą siūlių viršų ir štai čia. Paprasčiausias dalykas, kad mums vėliau nereikia užtaisinėti originalių siūlių, nes jeigu būtų mes montuotume stačiai, kažkur tai būtų viena siūlė arba net ir pora. Ir tada reikėtų dar daryti papildomą darbą, užtaisinėti originalios siūlės su kažkokiu tai mišiniu, ar to pačio glaisto, gipsinių glaistų ir žodžiu, būtų papildomas darbas. Tai va, turėkite omeny, galima paguldyti, nors ir yra 2 siūlės, bet jokios įtakos mums nedaro, nes paprasčiausiai, kai mes montuojam lapą stačiai, antras sluoksnį, tai paprasčiausiai užsukame varžtus ir viskas. Dar kartą pasikartoju, nereikia daryti papildomo darbo ir glastyti šios siūlės. O iš kitos pusės parodysiu ten tik tai viena siūlė originali ir viskas, tom visi reikalai pasibaigė. Va tokia konstrukcija. Bet iš šitos pusės mes neturime iš visų sujungimų, tik tai vieną originalią siūlė štai šioj vietoj ir labai gražiai puikiai gavosi. Dabar gyvatukas mūsų atrodo štai taip. Pilnai nuorintas ir jisai labai karštas. Tai būtinas dalykas nuleisti visą orą. Kai mes su jumis darome kažkokių tai pakeitimų. Prieš tai buvo gyvatukas, jisai pajungtas ir reikėjo visą tą dalyką išardyti ir sumontuoti grinai tokį vamzdį. Dabar grįžtame prie beton kontakto, nes žinau, kad labai daug žmonių nemėgsta paprasčiausiai beton kontaktą, sako, kad ten atsilupinėja ir taip toliau. Tai, žinokit, čia grinai pasakos. Jeigu jūs nemokate gruntuoti su beton kontaktu dirbti, tai ir bus problemų, nes jeigu dažniausia problema, kad žmonės bando ten su valiuku volioti ir paprasčiausiai jisai net neprilimpa prie paviršiaus, prie pagrindo, tai ir yra problemų. Dažniausiai, jeigu užgruntuota su beton kontaktu atliktas darbas kokybiškai, tai atvirkščiai. Jį net neįmanoma atsilupti nuo pagrindo, o pats tinkas atšokinėja nuo beton kontakto. O jūs matote, kiek šiurkštus paviršius.
Taip, kaimynai šitam name labai puikus, ten tokia senelė gyvena, tai irgi nori kuo greičiau, kad pakeistume tą vamzdį ir palinkėjo mums sėkmės. Nu, tai labai malonu, kad yra labai gerų ir nuoširdingų žmonių. Labai puikus oras, išlindo saulė ir labai šiandien gerą dieną. Kažkokie tai galvos skausmai, nežinau, čia šitoj vietoj kažkas tai pulsuoja man. Tikiuosi, kad gyvensim ilgai. Nes kažkaip labai šokinėja oras, tai lietus, tai paprasčiausiai saulė, tai vėl lietus. Tai krenta žemyn tą temperatūrą, tai iš viso labai aukštai. 30 net su kažkiek tai. Šiai dienai 22 mes turim laipsnius ir gana viskas lygiai sklandžiai kol kas. O mes su jumis dabar važiuojame į Rūsį, noriu iškrauti porą profilių, turiu 5, čia likučiai paprasčiausiai. Ir pasižiūrėsite, kiek dabar viskas prikrauta, ten bardakas. Reikia skirti vieną dieną ir viską sutvarkyti. Aš manau, kad galima paprasčiausiai užsakyti konteinerį, šiukšlių konteinerį, mišriom ten medžiagom ir pilnai iš to Rūsio viską išmesti tiesiai į tą konteinerį. Nes tikrai jau ten balaganas. Kokią informaciją dar galėčiau pasidalinti? Pradėjau mokytis anglų kalbą. Tai trupučiuką kalbėsim jau ir angliškai, ne vien tik rusiškai, lietuviškai, lenkiškai ir taip toliau. Dar norėčiau pajėgti ir išmokti anglų kalbą. Visada labai norėjau. Tai thank you for watching me. Thank you for watching me. Kas dar laukia, ne? Tai turbūt kad važiuosime ilsėtis. Buvom trupučiuką prie jūros, ten 2 dienos, man atrodo, ar 3, bet čia, nesąmonė, reikia normaliai važiuoti ilsėtis. Tai šiam kartui turbūt 5 dienom nuvažiuosime į Palangą, į Kunigiškius. O tada, nežinau, gal rugsėjo mėnesį reikia nuvažiuoti kur nors toliau, ta prasme jau skristi. Kaip ir planuojame aplankyti Juodkalniją. Pabandysime ten pasiimti su savimi vaizdo kamerą, pafilmuoti, sukurti labai gražų tokį nuostabų vaizdo įrašą, kad visiems būtų įdomu pasižiūrėti apie Juodkalniją. Bet šiaip labai daug yra vaizdo įrašų, labai daug medžiagos YouTube, bet vis tiek manau, kad asmeniškai aš galėčiau nufilmuoti viską kitaip. Ir parodyti Juodkalniją kažkaip tai labai gyvai ir labai gražiai, taip pasakykim. Nes yra labai daug nuomonių. Vienas draugelis iš viso man pasakojo, kad ten nėra ką žiūrėti, man nepatiko, kainos labai aukštos, o daleiskim žmona nuvažiavo, pasižiūrėjo, sako, iš viso nuostabu, labai patiko žmonės, kaip ten gyvena, nieks niekur neskuba, daleiskim kaip pas mus Lietuvoje, ten kuo greičiau reikia kažką tai ten daryti, nes nežinia, kas ten atsitiks, jeigu trupučiuką ilgiau vyks kažkoks tai darbas. Tai pasižiūrėti mentalitetas koksai žmonių ir iš viso yra labai daug gražių vietų. Tai labai norėčiau ten patekti. O taip pat ir pasidalinti su jumis. Yra dar vienas YouTube kanalas mano rusų kalba, kas ten negrinai rusofobos kažkoks, tai galite prisijungti. Jo pavadinimas Vilnius Explorer. Ten grinai dalinuosi savo dieną, aišku, rusų kalbą. Ir dar vienas kanalas jau yra anglų kalba, nes norėčiau tikrai išmokti angliškai kalbėti. Ir kas, ką aš pastebėjau, nes anksčiau iš viso labai sunku man buvo kalbėti lietuviškai, ten buvo tikra tragedija, tarsi, žodžiu, vien juokas imdavo. Net ir dabar, jeigu pasižiūrėti pirmesnius mano vaizdo įrašus, tai ten tikra tragedija. Ir YouTube kanalas tikrai padeda išmokti, nes tu kai pats girdi save, ką tu ten šneki, ką tu ten kalbi, ir
labai didžiosiamis žingsnėmis eini į priekį, nes dažniausiai būna taip, kad aš geriau kalbu negu jisai. Pasižiūrėk, kaip jisai ten kažką tai pasakė. O kaip pats, jeigu nufilmuotum save su vaizdo kamera, tai aš tikrai iškart galiu pasakyti, kad čia juokas būtų, juokų juokas. Tai ne visada taip atrodo, ne, kad jeigu ten kažką tai išgirdai, kad ten kažkas tai padarė kažkokią tai klaidą, nieko baisaus, visada galima pasitaisyti, atsistoti ir eiti pirmin. Šiandien toksai vaizdo įrašas. Man labai patinka filmuoti iš mašinos. Jeigu kažkam tai nepatinka, paprasčiausiai perjunkit kažkokį tai kitą vaizdo įrašą, kuris jums daugiau patinka, nes daleiskim daugybė žmonių, aišku, ateina pasižiūrėti ir gauti kažkokios tai informacijos ir pasidaryti ten gerai pasiklijuoti plytelės arba išlyginti savaime išlyginamojo mišiniu grindis. Aš jūsų pilnai suprantu ir kad čia žiūrėti į mano snukį gal ir nusibosta. O jeigu ne, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką, parašykite, kad labai patinka toksai formatas, aš pabandysiu jau mesti tą vaizdo kamerą, grinai vaikščioti su telefonu ir filmuoti taip labai paprastai, tarsi laivo metu, ne, gyvai, taip pasakykime. Toksai vaizdo įrašas šiandien gavosi. Dar kartą pasikartuoju, nepasigailėk uždėk gerą didelį patiktuką, prasinumeruokit šį kanalą, jeigu to dar nepadarėte, o taip pat ir yra apačioj nuoroda aprašymuose, prisijunkite prie mūsų bendruomenės, taip pasakykime, Telegram kanale. Nes ten irgi mes galime ir susirašinėti, galite užduoti kažkokių tai klausimų. Vėl, jeigu jūs užduosite labai daug klausimų arba jums reikia labai stambios informacijos, tai tada, aišku, mes jums atrašysime, kad užsakykite konsultaciją, kurią kainuoja pinigų, nes ir taip aš manau, kad tiek pasidalinta, sukurtas šis kanalas, tiek pasidalinta informacijos, kad labai visa jūra, okeanas, galima pasakyti, kad labai daug vertingos informacijos, jūs patys viską galite suremontuoti. O jeigu jums prireiks daugiau informacijos, nes dažniausiai būna ir parašo tokį tekstą, ne, ir pabandyk ten komentaruose atsakyti. Žinokite, tiems komentarams irgi nėra ten labai daug to laiko. Aš jums siūlau paprasčiausiai užsakyti konsultaciją, nes tai tikrai vertingas produktas. Jūs per 1 valandą laiką sužinosite tikrai, kaip vykdomas visas remontas, žinosite visus niuansus, nes tikrai per 1 valandą galima sužinoti labai daug. Be vandens, tik tai grinai mūsų profesionalumas ir sužinosite labai daug detalių. Kaip užsakyti konsultaciją? Tai žinokite labai paprasta, vos 3 žingsniai. Jūs rašykite mums laišką į elektroninį paštą, tada reikės pasirašyti oficialą sutartį, o tada numeris 3 jums reikės padaryti pavedimą. O tada mes su jumis susitiksime ir viską aptarsime.